Šiuolaikinėse antiteroristinėse operacijose snaiperis atlieka daug plika akimi nematomo darbo. Jo indėlis į operacijos sėkmę neretai gali būti lemiamas, todėl šaulio pečius užgula didžiulė atsakomybė dėl kovinės operacijos baigties. Susipažinkime iš arčiau su paslaptinga specialiųjų pajėgų snaiperio specializacija. Pradėkime nuo ginkluotės. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinėje ARA snaiperiai apmokyti naudotis pačiais įvairiausiais šaulio ginklais, kurie turi skirtingo kalibro šovinius, skirtingą svorį ir skirtingą efektyvų šūvio nuotolį. Priklausomai nuo operacijos pobūdžio ir tikslų pasirenkamas tinkamiausias snaiperio ginklas. Palyginimai yra 308 kalibro šaudmuo, čia yra 50. Čia yra skirtas naikinti tam tikrą įrangį, tarkim, sustabdyti transporto priemonę arba nukauti nusikaltėlį, kuris yra pasislėpęs už sienos. Jeigu stebėtojai užvestų gerai šaulį ant taikinio, to prasme, žmogus sėdi pasislėpęs, tarkim, šalia langų, sėdi už sienos, jeigu stebėtojas nurodo gerai, šaulys gali nušauti. Jo efektyvus nuotolis yra iki 1,6 km. Tai šiandien skaito efektyvus. Jeigu geras šaulys, gera optika, geri priedai, galima galbūt dar toliau šaudyti. Skirtumas yra tas, kad su garso slopintuvu yra naudojamas sunkesnis šaudmuo ir mažesnis užtaisas, kad garso ribos nepralaužti, nes tas pokštelėjimas kaip kerta, jis yra būtent girdimas. Ir vienas stiliausių snaiperinių sistemų iki šiol pasaulyje. Tai yra prancūzų vėlgi PGM Ultima Ratio. Vamzdžiai yra keičiami. Šaulys gali pasiimti pagal situaciją, jeigu turi laiko persisukti savo garso slopintuvą arba nusimti garso slopintuvą, susukti normalų vamzdį. Jeigu turi laiko prisišaudyti truputėlį ginklą ir gali važiuoti dirbti. Šitas yra 308 vadinamas NATO, šaudmuo 762 ir policijos efektyvus jo nuotolis yra iki 500 metrų. Britų ginklas, Accuracy International, AVF, Arctic Warfare serija vadinama ta. Pats paprasčiausias karinis ginklas. Iš pažiūros snaiperio kovos taktikos būdas gana paprastas, jam reikia susilieti su aplinka bei susirasti kaip įmanoma tinkamiausią padėtį taikliam šūviui atlikti. Tačiau tam būtina pasitelkti visą taktikos išmonę bei patirtį ir turimas priemonės snaiperio maskuotę bei ekipuotę. Kalbant apie pataikymo tašką, atkirsti smegenis nuo suburkulio. Tai yra idealu. Nes praktikoje yra buvo tiek dalykų su pataikymais į širdį ir ten į galvą ir dar kažkas tokio, kad tasai žmogus dar turėjo eilę sekundžių, per kurias jisai kažkokias nesąmonės darė. Tai čia yra būtent praktika yra ta, kad už tai šaunam 2 žmonės atskaičiavimu, jis yra šauna į vieną vietą. Nes vien banga tai jau sprogdina. Jeigu kažkas mažiau pataikys, kitas bus tikslesnis. Pas mus yra policija, apskritai yra praktika tokia tiek kitas valstybės įmant, kad šauna 2 šauliai. Paprastai dirbat poromis, ar ne? Dirbam poromis, taip. Pas mus ir yra abu snaiperiai, abu šauliai ir stebėtojai, ta prasme, keičiamės, o jeigu reikėtų šauti, tai stengtumės daryti šūvį, atlikti šūvį taip, kad šautų abu žmonės. Vis dėlto smalsu sužinoti, ar patyrusiam šauliui egzistuoja tokia pozicija, iš kurios jis negalėtų atlikti efektyviaus šūvio. Yra. Stovint. Stovint šiaip pati nepatogiausia pozicija. Čia taip eina iš apačios viršų. Pati patogiausia yra gulint. Antra patoguma yra sėdint. Paskui eina klūpint, kuo to aukščiau viršų kyli stovint. Stovint, nežinau, nėra tikslo net šauti.
Kokie dar veiksniai gali sutrukdyti šauliui atlikti taiklų šūvį? Pagrindinis kaip snaiperio nedraugas yra vėjas. Kaip taisyklė jo neįmanoma nuskaičiuoti, numatuoti, nes pas mus Lietuvoje vyrauja apskritai gūsiniai vėjai. Tai nėra taip, kad guliu pajūry ir žinau, kad man iš vakarų pusės pučia 5 metrų per sekundę, nuo 5 iki 6 metrų vėjas. Jis tolygus yra. Pas mus pučia dabar iš šono, tenais pučia iš priekį. Antiteroristinėse operacijose vizualiai snaiperis lieka nematomas, tačiau jo vaidmuo nepaprastai svarbus. Ir ne tik taiklus šūvis tokiose operacijose yra svarbiausia. Pirminis šaulio tikslas – atidžiai stebėti ir fiksuoti besikeičiančią konfliktinę situaciją. Dažniausiai tai yra informacijos rinkimas, perdavimas vadovybei ar ten, sakykime, štabui ar kovinės grupės vyresniajam, kas atsakingas yra už tą operaciją, ir yra duomenų rinkimas. Yra duomenų rinkimas paprasčiausiai, tai pastoviai teikinama informacija, stebėjimas. Karinio konflikto atveju snaiperio svarba apskritai tampa neįkainojama. Šaulys nepastebimai gali nukakti ten, kur nepateks grupė karių. Snaiperio veiklos metodai nestandartiniai, o efektyvumas tiesiog milžiniškas. Mano galva, tai yra svarbus kovotojas, turintis tam tikrą specifiką, o būtent jo specifika pasižymi tom, kad jisai kariauja nekonvencinių karo taisyklėm, ta prasme, pas jį nėra taisyklių. Yra tikslas ir reikia pasiekti. Efektyvumas yra didelis, paprasčiausiai snaiperis jisai švariai dirba, jeigu jisai pataiko, jisai nukauna to, ko reikia. O kaip mes žinom, artilerija ir šiaip visi susišaudymai, ten žūna žmonių krūvos, kurie yra apskritai neprireikalo, nieko bendro su to neturi. Snaiperis dirba švariai. Norint tapti profesionaliu šauliu, prireiks mažiausiai pusmečio įgyti snaiperio kvalifikacijos pagrindų. Jeigu atsitinka taip, kad pas mus yra priimamas naujokas ir jisai patenka būtent pas mus, tai pirma, ką su juo padaroma yra, atsivežam į poligoną, pasižiūrime apskritai, kaip jisai šaudo, nes kiekvienas snaiperinis ginklas yra pririštas prie žmogaus. Nėra taip, kad aš dabar šitą ginklą duodu jum ar jūsų kolegai ir jūs su juo šaunat ir pataikot lygiai taip pat kaip aš, nes taip nebus, kadangi ergonomiškai visi ginklai, juos galima kaitalioti, galima, kaip pavyzdys, galima paimti ir prailginti buožę, atramą žandui galima pakelti, galima ją pastumti šoną, ta prasme, jisai reguliuotas yra pagal to šaulio kaukolį, anatominės tas visas tas jo bruožus ir nelaukimės didelės precizikos iš to naujoko, bet pasižiūrim, kaip jis iššauna. Kandidatas iš pradžių privalo semti žinių ir patirties intensyviame 3 savaičių trukmės Lietuvos kariuomenės taikliojo šaulio kurse. Po to pradedantis šaulys yra testuojamas dirbti maksimaliai žmogui nepalankiomis oro ir aplinkos sąlygomis. Tikrinama žmogaus ištvermė, kantrybė, orientaciniai įgūdžiai, pastabumas, gebėjimas sutelkti dėmesį. Snaiperis jisai turėtų būti šaltų nervais, galbūt yra durnas ir choleriškas šiaip kasdienybėje, bet darbo vietoje jis turėtų būti, su galva turėtų būti pasitvarkoj. Ir būtent tas išlenda, kada žmogus yra nemiegojęs, nevalgęs, ar tenais kojas prisitrynęs, ar tenais siūlės jam šlaunų vidurį nutrynė, tenais žaizdos atsivėrė, ar tenais jisai po pelkės braidė, ar prastas vėjas, ar šalta, ir taip toliau, visą tai baigėsi poligonė vėlgi šaudant.